sveiki visi sugrįžę į mano kanalą. Tai šiandien aš parodysiu, kaip pasidarysiu tuos press-on nagus. Tai tuos, netikrus, tokius aš turiu, tokį mėlyną, tokį su žvaigždute. Įsidėliojau visus nagus prieš save. Tai reikės nagų, gaunasi tų netikrų. Aš tokius turiu klijus. Šitą turiu. Ir dar reikės kažkokio tirpaliuko. Tai aš naudosiu tokį sąlygo. Dėl to, kad jis vis tiek turėtų padaryti, kad mano nagas normaliai įsilaikytų. Ir turėsiu, kaip sakiau, dildę. Galima tokį naudoti, galima kažkokią. Pirmą darau. Tai yra pirmiausia susidėlioju visus nagus, pasižiūriu, ar jie tinka. Tai tiesiog pasiemi nagą ir pagal tas odeles taip pasitikrini. Ir taip visus pasitikrini, kad jie tiktų. Tuomet pasiimti reikia šitą dildę. Čia labai gerai, kad tam pakelyje jau buvo tokia maža dildė, nes dažniausiai būna. Ir dažniausiai pakeliuose būna toks mažas medinis pagaliukas, su kuriuo atstumi tas odeles. Tai pirmą reikia labai lengvai viską taip nagus visus taip pasidaryti, taip pasidildint. Tai man čia beveik pasidildinimo nereikia, tai aš galiu tiesiog dabar visas odeles taip padaryti, pušinti. Tai šiaip dažniausiai su šituo galu darau, bet dabar šitas galas jau kažkoks, matot, blogas, tai naudosiu gal šitą, gal pavyks, tikiuosi. Lengvai taip pastumti tas odeles. Žinau, ar matosi, ką aš darau, bet taip viską pastuminėti. Šiaip kiti žmonės dar tenais nusikerpa, man atrodos. Bet aš jau labai bijau. Tai aš nedarau. Aš tiesiog nedarau. O tada būna, šiaip geriau, nes jeigu ten bandai kirpinėti, šiaip yra baisu dėl to, kad tu gali skaudžiai įsikirpti į pačią savo odą. Ir tada gali bėgti kraujas ir tiesiog skaudėti. Tai užtat aš nepatariu šito daryti, nes aš net bijau pati daryti. Reikės pasimti tą kažkokį tirpaliuką, kuris turėtų, man atrodo, turėti alkoholio. Man atrodo, jis turi turėti, nes jis ir išdžiovina. Sakykime, išdžiovina, aš nežinau kaip tiksliai, ką jis ten daro, bet šitą užtat naudosiu, nes vienintelį radau. Truputį uždėti ant kažkokios vatos ir tada taip lengvai valyti visus nagus. Norim, kad nagai priliptų ir jie netkibtų. Tai jeigu jūs norit, kad laikytų ilgiau, reikia šitą būtinai padaryti, nes kitaip, sakau, nagas gali greičiau atkibti. Jeigu praeina kažkiek laiko, gal kokias 2 valandas po užsiklijavimo, tada galima užsitepti kokio kremuko ar gal aliejuko, bet tik po kelių valandų, nes kitaip gali, šiaip man atrodo, atkibti jie, nes ypač jeigu dar sušlapini, tada jie gali iš tikrųjų atkibti, tie nagai. Tada šitas labai geras šitie klijai dėl to, kad jie turi tokį angaliuką, kur tiesiog taip atsuki. Tiesiog reikės mažą taškiuką ant nago uždėti ir tada mažą taškiuką ant savo pačio tikrą nago ir tada prispausti ir palaikyti. Pirmas nagas ten, tiesiog taip prispaudi, palaikai. Dabar antras nagas. Tai aš irgi taip padarysiu, papildomai truputį jas pasidildinsiu, kad geriau kibtų. Truputį taip ir padarysiu. Dabar mažą taškiuką įsidėsiu.
ant pačio nago. Nu, netikro nago. Ok, čia buvo truputį per daug, tai jeigu jūs per daug prideda, tada geriau tiesiog iš karto dėti nago. Ok, nežinau, jūs matot, kaip aš darau. Va, gaunasi taip. Tai tada kitas nagas yra šitas nagas. So, yeah, I'm just gonna go with this nail. Irgi jį truputį padildinam, nes galit pasitildinti, bus geresnis sukibimas su tikru nagu. Sunkiausias bus nusiėmimas, manau, nes nusiimti nagus iš tikrųjų yra labai sunku. Yra du būdai, kad ten pirmas būdas su ten acetonu, ten su kažkokiais, su tais, kaip jo vadinasi net, su kažkokiais vatom užsidėti ir ten tipo kažkaip nusiema. Bet tada ten reikia labai gerai, užsidėti kokį vazeliną ant pirštų ir panašiai. Nesužalotum savo nagų, nes gali acetonas pakenkti pirštams, ne pirštams, o tiesiog odai. Aš tiesiog jau laiminga, kad jau yra, galim sakyti, tikras pavasaris, nes šilta, gražu, tiesiog žydi gėlės, visa kita, žinot, labai graži, šiandien labai graži diena, nes kelias dienas prieš ir vakar buvo tokia apsiniaukusi diena, buvo šiaip lietinga ir man tas iš tikrųjų nepatiko, bet labai užtat fainai, kad šiandien tokia gražesnė diena, va tas labai fainai. Šiandien yra kažkur, sakyčiau, 18 šilumos, tai va. Yeah, it's a lot. Skiriasi rankos nagus pasidariau. Aš pasidariau jau nagučius, man gaunasi taip. Gal atrodo keistai, bet man atrodo visai gražiai. Gal jums keistai, bet man šiaip visai gražiai. Man gaunasi, kad šitas yra toks, o šitie yra du tokie, nes neradau atitinkančio nago, kad šitą pakeiščiau. Tai gausi tokie patys du čia, o čia tokie žvaigždės, čia yra cowprints and cowprints, tie karvytės raštai. Šiaip, manau, visai gerai gausi, tik šitas vėl atrodo pakrypęs. Nežinau kaip jūs, bet aš nemoku tiesiai. Man vis šitas yra pakrypęs, bet dabar netiek daug. Tai va, gaunasi, tai dabar reikia palaukti, leisti jam padžiūti ir dabar reikia 2 valandas nenaudoti jokio vandens, nešlapinti tiesiog savo nagų. Ir tiesiog per daug kažkokių sunkių daiktų nekalnoti ir panašiai, kad nenukristų nagai, nes jie vis tiek turi, tiesiog suveikti tie klijai, kad jie gerai ten užkibtų. Tai va, sunkiausias yra tiesiog nusiėmimas, nes manau, tiesiog reikės padaryti taip, kad į karštą vandenį įpilti ten muilą, kokio aliejaus, dar visokių kitų aliejaus ar aišku, kad tada ten viską sumaišyti ir tada palikti tam, gal ne karštame, bet tokia šiltame vandenyje savo nagus ilgai šiaip. Reikėtų kokį net beveik pusę valandos, tai galima daryti iš keletą kartų tą kaitintą vandenį. Tai va, ir tada tiesiog leisti jiems tenais pašilti, kad tie klijai, kad pradėtų atsikabinti. Ir tada reikės ten atsargiai su šitokiu pagaliuku, nes šitas saugiausias, krapštyti atsargiai tas klijus, tą nagą atsargiai. Bet reikia tada labai atsargiai, nes svarbiausia yra nepažeisti to tikro nago, nes jeigu pažeisit, jie tiesiog bus silpni ir negražiai atrodys. Ir tada reikės ilgai laukti, kad jie kaip užgytų ir tai va. Tikiuosi jums patiko šitas vaizdo įrašas, tai nepamirškite palaikinti šito video, jeigu jums patinka, ir prenumeruoti mano kanalą. Tai tuomet susitiksime kitame vaizdo įraše. Ate! Bye!